Paskutinė mūsų švaros kainų reido statelė Norfa. Čia nebuvo paskelbta apie jokias ten švaradienius, fiestas ir panašiai. Ir ta prasme, tiesiog eilinė reiškia kaina. Tai ką, pažiūrėsime, kokiosgi čia kainos yra ir pabandysim gal kažkiek pasilyginti. Taigi, skalbimo kapsulės Ariel Color 52 vienetai, kaina yra 17,99, vieneto kaina 35 €. Čia vienodos kainos. Taip, skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring 65 vienetai 18,99, vieneto kaina 29 €. Taip, čia tas pats, dėžutės. Skalbimo kapsulės Ariel Original 304 vienetai, kaina yra 9,99, vieneto kaina 29 centai. Dėžutės be akcijų Ariel Color 31 vienetas 18,49, vieneto kaina 60 centų. Taip, Persil matau tik dėžutėse. Taip, skalbimo kapsulės Persil Mall 4 viename, Deep Clean 22 vienetai 6,29, vieneto kaina 29 €. Praktiškai vienodos kainos. Tai turbūt tiek yra apie skalbimo kapsulės. Taip, įdomu, kad tų skystų skalbyklių iš tikrųjų nei Arielio, nei Persilio nėra. Tai tada žiūrėkime minkštiklius. Taigi Silan Supreme Romance. Taip, kurgi kiekis litras ir 12 ml, kaina 5,79, tai be akcijos čia viskas aišku brango. Silan Fresh 40 skalbimo yra 880 ml, 4,19. Taip, Silan 50 aromaterapija 50 skalbimų, litras 100 ml, 5,79. Lenorai yra supakuoti po 2 vienetus. Koksgi čia yra kiekis? Kiekis yra, reiškia, vieneto litras 200 ml. Ir kaina yra 12 € be 1 cento. Taip, Vanish skystis dėmių šalinimui, Vanish Oxy Action 3 litrai 6,99. Taip, ir dabar indų ploviklių kapsulės. Taip, taigi Fairy Platinum. Čia vėlgi kiekio nelabai matosi. Kiekis 88 vienetai, kaina 55 € be 1 cento, vienos kapsulės kaina 62 €. Čia vienoda kaina. Finish vėlgi kiekio nelabai matom. 120 kapsulių, 55 € be cento. Ultimate taipogi 55 be cento. Somotas yra čianais, yra netgi akcija. Taigi
Kiekis 50 kapsulių. Indų Summit Excellence 4 viename. Akcija dabar 28,50 be cento reguliariai kaina, akcija 14,24 ir vieno vieneto kaina yra 28 centai. Taip, ir kurgi Fairis? Taip, Fairio yra dideli įpakavimai. O gal pasižiūrėkim šitą. Taigi, indų ploviklis Fairy Sensitive. Kaip įdomu, kad etiketėje niekur nėra nurodyta. 1 litras 350 ml. 5,99 litro kaina 4,44. Ir Frošo čia nėra. Tai ką, turbūt čia irgi galim pasakyti, kad kol nėra kažkokių įspūdingų akcijų, tai kažkom čia mes labai nenustepsim, reiškia, ir nesutaupysim. Tai ką, tiek tada iš kainų švaros reido. Rašykit komentaruose, gal kažką patarsit. Tai visai bendruomeniai bus naudinga. Ate, gerą vakarą.